Labas, nauja savaitė ir vėl susitinkam naujam video. Žiūrim, ką gero nuveikėm šią savaitę. Savaitgalis kaime. Visi su trumpom rankovėm vaikšto, o aš apsikutojus su 5 megztiniais. Nieko, toj pasveiksim. Kažkas ten šiltnamyje kažką daro. Aš šiaip nežinojau, kas yra batviniai, kol nebuvau Žemaitijoje. Dabar žinau, kad batviniai yra burokai. Va, kaip gražiai braškės, čia buvo viskas užėlę, prasiravėjo. Jau dabar nėra taip užėlę. Matau, vištos yra gerai prakapšiusios šilauogės. Galvoju, kas čia vyksta po šilauogės vištos. Ką reiškia išleisti vištas? Nu, gerai prakapstyta. Na. Laistymo sistema ištraukyta. Na savo, kiek aš čia ir įsisiutusios. Nu, nežinau, kaip čia bus su tom trinkėlėm. Tai kol nėra trinkelių, leidžiam višteles. Bet gali būti, kad jau trinkelių dar ilgai nebus. Čia prie aviečių yra tokia balėja. Tai norėjau parodyti, kokia įdomi ir įspūdinga yra gamta. Va, yra mažas plyšiukas. Ir per tą plėšiuką išaugus yra žolė per tą skylutę. Ne, jinai ne toj balėjo augo, per tą skylutę yra išaugus. Kiek, vat, jeigu nori, tai randa praėjimą išaugti. Įsivaizduoju, dar žemuogių turim. Ir ne visai prinaukusios. Dar viena diena mūsų kaimukė. Išėjom su mažaja apsidairyti, kas čia šiandien vyksta. Žinau, kad vyksta, bet dar nebuvom niekur pažiūrėti, visą laiką namuose, dar vis sveikstam. Bet žinau, kad vyksta reikalai pirtelėje ir stipriai. Tikriausiai jau bus daug grindų su perforatorium išmušta. Einam žiūrėti. Nu, vyksta tas, kad grindų nebėra. Va. Grindų nebėra, čia grindų nebėra, čia grindų ir nebuvo, bet ir čia jau grindų nebėra. Va, čia yra patalpa, kur irgi darysim kambariuką. Čia buvo vadinamasis pieno blokas. Šitą aparatą, tai čia, sakė, nerudinčio plieno, bet netilps išnešt pro duris. Tai jį reikės kažkaip jaustyti. Pieno šaldytuvas. Tai va, čia irgi reikės grindis išsimušti. Išmušti čia reikės grindis. Nu, viską čia reikės dar daryti. Pagalvojom, kad robotas jau greitai nebegalės dirbti, nes rausim kiemą. Supratom, kad sutraukysim visus laidus. Tai sakėm, dar bent keletą dienelių tegu padirba. Nes šiandien yra antradienis, atrausim viską ketvirtadienį. Tai dabar jungiu, kad dirbtų, o tai šiandien ir rytoj dar padirbs, nupjaus kiek galima šitą žolę. Reikia nustatyti, kad būtų žemesnis pjovimas. Aukselį, taip? Ir tu nori pavadovauti. Dabar yra pjovimas ant 7, tai yra labai aukštas. Šiaip sakė, būna tokiose vejos, kai jau būna gražios, tai maksimum ant 5 būna aukštis. Tai nustatom ir mes ant 5, kad būtų ta tobula vėjelė. Ir viskas, robotas važiuoja pjauti. Pailsėjai. Vyras per kelis kartus ten sutvarkė, kur buvo nutraukta. Bet kai pagalvoji, tai ten buvo mizeris, o kiek dabar čia visko bus pritraukyta. Užsakinėjom valymo įrengimus. Nu, nenorim nieko ten brangaus, nes, nu, pavyzdžiui, savo namams tai dėjome, nu, ten traidenio žodžių, viską ten, nu, kaip priklauso, labai žodžių, viską gerai. O dabar norime dar 2 valymo įrengimus, tokius mini, vieną iš pirties, kitą iš to mūsų viešbutuko. Tai žiūrėjome ir depo, ir žodžiu, bet, vat skambina dabar, nes užsisakėm, kaip ir pateikėm užsakymą depo, kad Klaipėdoje neturi,
O iš Vilniaus atvežimas iki mūsų beveik 400 km. Kilometrų skaičiuoja ten apie eurą. Tai vat. Reikia ieškoti toliau. Bet kiek žiūrėjom internete, tai sudėtinga yra su tais valymo įrengimais, kažkaip trūkumas. Lietuvoje tokių paprastesnių kažkokių. 8. Dabar pirtis. Pirtis. Turim 3 langučius. Tai man atrodo, tos 3 ir darysim. Užklupo lietus beplanuojant, tai bėgam namo, bet susiplanavom langus, reikia dabar užsakyti ir susiplanavom išmatavimą pirties, kaip kas bus, kur bus dušas, kur bus tualetas. Va, vyksta jau čia visur griovimo darbai ir čia grindys eina šaibom. Va. Kiek čia reikalų darbelį. Čia šitos sienos nebebus, nebeliks, tai jau pasibandė, kaip griauti sekasi. Ir tada bus čia vienas didelis pastatas. Ir darysim tada kambarius, iš to vieno didelio darysim daug mažyčių kambariukų. Juda viskas į priekį. Šiaip turėjom šitą savaitę važiuoti į Vilnių. Tai, kadangi apsirgom, tai mes su mažaja nevažiavom. Čia vyras išvažiavo, tai esam ūkyje dviese. Tai va, išmušo jau tą skylę sieną vieną ir padarė tokią erdvę didelę. Ką reiškia, kai pamato kibiriuką, tai gali išlipti, va. Gerai, ateinu pas juos. Susiruošėm šiandien į miestą ir bum į duris. Žodžiu, atvažiavo mum trinkelį dėti. Tai vat, taip juda reikalai. Esam, kai važiuojam į namus, matom tvorą tokią, kokios norėtumėm. Ir vyras sako, reikia sustoti išsimatuoti. Ir dabar sustoja, matuoja, tai įdomiai tikriausiai atrodom. Bet norim tokios. Išsiuntėm siuntas, į užsienį siunčiant tai ilgai, kol ten užregistruoja, bet viskas išsiųsta, apsipirkom, laukiam dabar vyro. O vyrui reikia daug dalykų sutvarkyti, reikia, kadangi ties kanalizacija, tai žodžiu gavosi taip, kad mūsų tas santechnikas negali. Tai užsakėm bobketą ir reikės patiem tą laidą nusitiesti, tai reikia ne laidą, o vamzdį, vandentiekio vamzdį patiem nusitiesti į pirtį ir į tuos kambarius, į tą mūsų viešbutuką. Tai reikia vyrui nusipirkti vamzdžius. Grįžom namo iš miesto, tai pilnas kiemas žmonių, mūsų kiemas pribraižytas čia visokiausių. Kaip pribraižytas, taip kaip jau bus trinkelės. Tai vat, ir vyksta darbai, kasyba. Tai va čia yra, dar jums nerodė mūsų namų planas kiemo. Čia būtų taip, čia įvažiavimas, tai va. 2 bobketai yra kieme, o mes taip gaunasi, kad dar nuomojamės dar vieną bobketą, kad, kad iškastų mum griovį. Bet taip yra, nes tie bobketai, kur yra, tai daro trinkelės mum, o mes tai darysimės dar santechniką. Atvažiavo, žodžiu, elektrikas, tai vyras dabar derinasi, nes reikia, kai tas trinkelės ten visą kasą, tai ne iki galo žinom, kur yra elektra išvedžiota. Dar ne visą elektrą ir mūsų elektrikas vedžiojo, tai jisai ne viską žino. O dar reikės mums nusivesti elektrą. Kažkur dar, žodžiu, reikės nusivesti elektrą. Bet sudėtingiausias dalykas, nesudėtingiausias, bet dar vienas iš darbų, tai tas, kad tuoj pravažiuoja traktorius. Žodžiu, mes čia vesim nuo to namuko ir čianai kažkaip vesim į šitą namuką
vandentiekį. Tai čionai visur yra išvedžioti roboto laidai aplink trajektoriją ir dar jo keliai į tą nuvažiuoti namuką. Tai gaunasi, kad mes sutraukysim, kasdami robotą visą. Tai kažkaip, sakė, bandys vyras truputį prasikasti, galbūt išsikasti tuos laidus, kad nesutraukytumėm. Bet bus matyti. Čia pirtelė tai kaip kokia... Pirtelė tai kaip kokia kalnakasyba. Aukso ieškom, lobio gal kokio. Va, kaip išsikasėm. Išsikasė griovis aplink. Nu tai va, aš kažkaip galvojau, kad pirty yra elektra, bet elektros pirty dar nėra. Tai reikės nusivesti į pirtį elektrą ir į tą pastatą dar, kur yra toliau, kur pasakau, kad stogą reiks keisti. Nu, stogas jau, manau, dabar palauks tenai. Žodžiu, tai ties dar elektrai pirtį. Tai kiek čia žmonių dabar pas mus kieme? Nu, daug. Buvo užsakymas kavos, tai einam daryti kavos. Šiandien sakiau, nieko nedirbsiu su savo darbais, šiandien sakau, vyro diena. Čia kaip su metalo detektorium. Čia nekal. Nu va. Tai ten vyksta laidų ieškojimas, susižymėjimas, o čia va taip tiesia kabelį į tą sandėlį. Kažkas klausė dėl mašinos, kažkoks golfas čia stovėjo. Tai žinokit, mes turim vieną mašiną, visos kitos mašinos, kur stovi mūsų kiemuose, tai yra ne mūsų, dažniausiai būna kažkokių darbuotojų. Tai neparodysiu 100 golfo. Tai mes turim tik vieną mašinytę, bet mūsų kieme tai daug mašinyčių dažnai būna. Nu, dar matosi, kaip kiemas atrodo dabar paskutinį video. Nu va, mūsų obelaitės, nedaugelis, o beveik visos obelis yra iš seno sodo likusios. Esam šiek tiek naujų pasisodinę, o dabar tai žiūrim, kurios šiandien gyvens, kurias pasilikti, kurių ne. Tai jau šitą, vat, kur yra prie kelio, tai nusprendėm rauti. Dėl to, kad, nu ne kažką čia, jinai kažkokią ligą irgi turi. Nežinau, kaip čia parodyti, bet tie lapai tokie visi nekokie. Tai sakėm, šitos nebus. Bobketai visur tik važinėja. Nu žodžiu, o mūsų kieme yra toksai strypas. Ir jisai mum maišo tvorai. Va. Melioracija. Nu, ir mes kaip tik toj vietoj norėtumėm daryti tvorą. Kiek gėlių, kaip fainai. Nu, ąžuolo lapų. Tai galvojom, ką čia reikia daryti su tuo stulpu. Čia, nu šiaip, va taip, jisai taip stovi ir nesuprantam. Tai mums paaiškinom, kad tas stulpas yra 8 metrai nuo kelio centro. Ir negalima jo daryti, tarkim, į savo kiemą. Nu, tipo, jeigu darytumėm tvorą, tai negalima jo pašalinti, negalima jo pasiimti į savo kiemą, dėl to, kad jisai žymi 8 metrus nuo kelio vidurio. Ir jeigu drūk kada nors mūsų kelią, mūsų kaimukę sugalvotų platinti, aš būčiau labai laiminga, platinti nereikia, jeigu asfaltą nutiestų iki mūsų, nes kaip ir yra mūsų kaimelyje išasfaltuotas kelias, bet iki kaimelio 3 km tai yra žvyrkelis. Tai va, tai platint neplatinkit, bet nutieskit kelią. Nu, bet ne apie tai. Tai žodžiu, tai jeigu netyčia kažkada sugalvotų platinti kelią, tai griautų mūsų tvorą. Tai vadinasi, tvora turės būti, nu, kaip čia pasakyti, čia. Šitą turėsim palikti išoriai. Tai vat, nors šiaip ten mūsų kiemas, bet valstybei turi palikti. Tai vat, dar reiks ir tą medį mums išsirauti, nes jo nebus, o paskui jau rauti, kai bus plytelės, irgi jau bus
nebe tas. Tai tą medį irgi reiks išsirauti. O, kaip giliai. Taip ir ei. Tai va tiek trūko, kad nutraukti. Tai va. Čia jau išgelbėtas laidas, ištrauksim ir ten išgelbėtas laidas. Čia, ne? Va, giliau, nes žemė užrašta. Geras. Iškeliauja trešnė, na čia iškasa ir paskui smėlio užlygina. Į vamzduką sukiša laidą. Tai įkiša siūlą, tą siūlą susiurbė su siurbliu, ištraukia, tada prie siūlo pririša laidą ir tada iš kitos pusės ištraukia. Aukštoji matematika. Nežinom, kaip mums čia reikės išsikasti. Dar va čia vamzdį prasivesti pro šitas krūvas, nu žodžiu. Ir į ten dar nesam išsimušę, mes kur tą vandentiekį prasivedinėsim. Oi, čia viskas labai greitai vyksta, labai greitai. Nu reikia dabar tos vamzdžius prasivesti, nes paskui niekaip. Nežinau. Kad jau tikrai nepritruktų, tai atvažiavo trečias bobketas. Šiaip čia milijonas klausimų, kaip čia ką daryti. Tai tokie reikalai, kad atvažiavo trečias bobketas ir kasa dabar jau vandentiekį. Grioviuką. Vandentiekį nešasi. Nu, būtų geriau buvę pasidaryti vieną darbą, paskui išsikviesti tuos, pasidaryti kitą darbą. Mes čia net nesitikėjom, kad taip viskas bus greitai, tai dabar jau kiek čia tų valandų vis dar tvarkom reikalus. Labai buvo tas jausmas su namu, kai mes atsikraustėm, kai pradėjom remontus, kad atrodo, o Jėzau, kada čia viskas atrodys taip, kaip norim atrodyti. Ir atrodo, tas laikas labai išsitęs ir atrodo, čia nieks nevyks, atrodo, dar čia daug visko trūksta. Bet dabar, kai žiūri, tai jau atrodo, kad niekaip kitaip ir neatrodė viskas. Tai dabar taip, manau, yra ir su kiemu. Dabar tai atrodo, jėtų, kiek čia dar visko reikia padaryti, kaip čia dar viskas prastai, blogai atrodo ir kaip čia dar toli iki to atrodymo, kaip mes norim ir svajojam. Bet aš tikiu, kad kai jau pasidarys, tai iš viso po kokių metų tai atrodys, kad niekaip kitaip net ir nebuvo. Tai vat, fainai, dėl to reikia nepamiršti, mėgautis procesu. Žodžiu, dabar ieško laido. Dėl to, kad kažkur turi būti laidas ir negali jo nukirsti. Tai, reikės čia rankom nemažai pakasti. Didelė pagalba gavosi, kad turime ten tą aparačiuką, kuris pypsi, kur elektros laidai. Tai sakė, jaučia pusę metro į gylį, bet yra šiek tiek su paklaida. Girdžiu šventinį džiaugimąsi dėl to, kad buvo atrastas antras laidas. Einam pasižiūrėti, dakase rankom. Sako, jeigu nebūtų laidų, tai jau būtų senai čia pabaigę kast, bet reikėjo atrasti, tai atrado. Rezultatas toks, kad dabar be 10:08 ir vyksta vis dar kasimas. Gerai vyras sakė, galvojau, kad čia per vieną vakarą nusikasime tuos visus, išsikasim tas tranšėjas ir viską prasivedžiosim. Bet gaunasi taip, kad
vakaras ir dar net viena tranšėja nenukasta, nes labai daug laiko užtrunka tas laidų ieškojimas. 8 valandos vakaro. Mes, jau po 8, mes vis dar dirbam ir žodžiu atvažiavom, sako, kur pasilikti mum eskavatorių. Tai dar dabar jau yra 3 mažyčiai bobkečiukai, atvažiavo dar vienas didelis. Naktinėtojai būsim, nugalėjom. Šiaip tai planavom, turėjom mintį pasidaryti viską iš anksčiau, bet gavosi kaip gavosi. Vienai planuoji, kitaip gaunasim. Pavargsim, bet pasidarysim, ką jau dabar. Mūsų namučiai. Šviečia žiburiai visur. Visur šviečia žiburiai. Saulė nusileido, o darbai vis dar vyksta. Viskas nutiestas, ane? Paliko mane čia su lempa. Ui. Tai nutiesė.